šiuo metu tai yra vienas geriausių momentų turbūt istorijoje įsirengti saulės elektrinę, nes yra sąlyginai labai didelės subsidijos, stipriai atpigusios saulės elektrinės. Ta elektrinė drąsiai atsiperka per 2 metus, o iš esmės įrangos garantijos yra po 10-25 metus. 33% savo sugeneruotos elektros atiduodi tinklam, o 67% atgauni be mokesčio, reiškia, tu gali turėti nulinę sąskaitą. Tai šiandien svečiuose turim Igną, saulės elektrinių specialistą iš Solteka įmonės. Labas. Tai pakalbinsim šiandien tave. Šiek tiek taip iš tokios turbūt paprastos pusės, kad visiems būtų aišku, ką tu veiki, kas yra tos saulės elektrinės iš vis, kuo užsiima jūsų įmonė, apie paramas pakalbinsim, nes tas, manau, tikrai aktualu. Ar pats turi saulės elektrinę? Jo, tai norim paprastos info, daugiau apie saulę, norim sužinoti, prisistatyk, nežinau. Gerai, malonu, pabandom. Aš esu Ignas, įmonės Solteka direktorius ir įkūrėjas. Mes iš esmės specializuojame saulės elektrinių įrengime. Taip pat įrenginėjame elektromobilių krovimo stoteles. Tai, žodžiu, visiškai valdot elektrą. Valdom, generuojam, po to panaudojam. Jo, ir dar žinau, Ignai, kad su paramom dirbat patys. Padedat, ar ne, užsipildyti ten viską, paruošti. Dirbam su paramom, aš kaip sakau, tai kad mano darbas baigęs, kai klientas gauna jau paramos pinigus. Tai iš esmės parama yra mūsų darbas, nes tai yra pagrindinė paskata klientui įsirengti kažką tokio kaip saulės elektrinė, pavyzdžiui, elektromobilių krovimo stotelės šiuo metu yra stipriai skatinamos. Ir tai irgi yra paskata, kai kiti žmonės net įsirengia neturėdami elektromobilių. O tai realiai dabar, jeigu pradedant, tarkime, apie tas saulės elektrinės, ne? Prie paramos grįšim, nes bet kuriuo atveju tai yra labai aktualu. Tiesiog noriu tada pati suprasti, nes aš pati su saulės elektrinė mažai susidūrus. Kiek teko girdėti, aišku, ten švejai turi, draugai kažkokie turi tas saulės elektrinės, bet vat įdomu, kaip pati visuma jinai. Kas ta saulės elektrinė ir kaip jinai tenais visai galioja saulė. Nes jie turi ant stogų, kiti turi, kaip suprantu, tuose parkuose. Tai nutolusias tas, ar ne? Ar mes klystam jau ką, tai stabdyk mus Viskas gerai. Iš esmės saulės elektrinė tai yra įrenginys sudarytas iš 2 pagrindinių komponentų. Vienas yra įtampos keitiklis. O kitas yra saulės moduliai, tai iš esmės čia brangiausi ir didžiausi to komponentai ir saulės elektrinės iš esmės. Saulės energija verčia mūsų tinkle naudojama elektra. Nu ir jos tada tampa skirstomos, ta prasme, į tas fizinių asmenų, juridinių naudojamas elektrinės ant stogų montuojamas, tai kai įranga priklauso žmogui ir jis ją turi fiziškai pas save. Tai tiesiog ant namo. Ir tada alternatyva ant namo ant stogo. Alternatyva tiem, kas neturi stogų, yra saulės parkai, kurie šiuo metu šiaip irgi yra labai paklausu, nes butai visi irgi nori žaliosios energijos, tai su saulės parkais yra kitas reikalas, jog tu realiai esi savininkas tos įrangos, kurią įsigyji, bet tos įrangos pas save neturi. Tai čia tokie daugiabučiai, ar ne? Tai va čia daugiabučiai, kad ir verslai, kurie neturi kur tos elektrinės pasistatyti, arba tie, kas turi, pavyzdžiui, nuomojamas patalpas, nenori investuoti į patalpas, perka parkus, tai tą parką gali perskirstyti ateityje. Nes aš pati esu susidūrus, o dabar kaip tik parduodu vieną kotedžą Kalnienuose. Ir savininkai turi nutolusią tą, kaip saulės elektrinę, tą jo, ten jie turi ir jie labai patenkinti, žodžiu, tiek ir žinau apie tas nutolusias. Kad atsiperka, ne, kažkiek. Visiškai, jie labai patenkinti. Bet ir dar aš tokį klausimą iš tos iškart temos, galima kažkaip tai turbūt, ar ne, sutartį pasirašius ir ją perkelti, ar ne, gal kažkur tai išsikraušius, sakykime, kitą vietą. Tai taip, gaunasi, kad kai tu turi saulės parko dalį, tai tu esi kaip nuotolinės saulės elektrinės savininkas. Tai iš esmės viskas, kas priklauso tavo vardu, kiti objektai, tu gali juos nukreipti tą elektrą ir jau gali dalinti, kaip tau patinka. Bet va čia man ir yra klausimas šito vietą, nes šitą dalyką jo aš suprantu. Bet, pavyzdžiui, kai yra vyras ir žmona, ne, tai ir tarkim ant vyro yra visi objektai, bet tarkim žmona turi vieną. Tai jau viskas, tai jau tada žmonos objektui elektros nebetenka. Čia jau toks politinis klausimas, nes dažniausiai vyras ir žmona, jeigu visiškai bendras turtas, tai ten tu gali tiesiog paprastai persirašyti įvadus ant savo vardo, ant vieno vardo. Ir vienas žmogus, jeigu moka už elektrą visuose objektuose, tai ir ta elektrinė gali būti padalinta visus tos objektus. Bet tai pavyzdžiui, jeigu aš, tarkim, mano vyras ten turi belekiek objektų, su saulės elektrinėm ten prisijungia jo elektra ir aš turiu, tarkim, kažkokį butą, mes, tarkim, jį nuomojam,
Tai man nereikia jam perrašyti to buto. Ne, savininkystės nereikia, tik tais įvadas turi Įvadas, ta prasme, tas, kas už elektrą moka, tas turėtų savo vardu turėti tą objektą, kad galėtų dalinti saulės energiją iš nuotolinės elektrinės. Okay. Čia geras šitas. O klausyk, jeigu tai procentaliai, maždaug galbūt ir negalėsi atsakyti, bet yra paklausa va šitiem tokiam nutolusiam tom saulės elektriniam, sakykime? Tai paklausa nutolusiam tikrai yra, nes daug kas neturi galimybės įsirengti, bet faktas, kad finansiškai teisingesnė investicija yra turėti elektrinę ant savo stogo, nes šiuo metu elektrinės yra stipriai atpigusios, palyginus su tais laikais, sakykime, prieš 3 metus, kai kilovatas kainavo 1000 eurų. Taip. Tai dabar tas kilovatas kainuoja ten, būna net 500 eurų, 600 eurų, iki 7. Tai yra normalu tokios kainos. Ir sakykime, kad tada finansiškai labiau apsimokys rengti ant savo stogo. Ir jeigu jau galimybės neleidžia, tada tu svarstai parką. Parkas kaip ir kainuoja tą 1000 eurų už kilovatą dažniausiai. Ir aišku, galima visokiam subsidijom pasinaudoti. Parkai taip pat turi subsidijas. Tai sakykime, kad gal net truputį intensyviau jos remia, bet sakykime, kai saulės elektrinės naujausių kvietimų bus remiamas 255 eurais vienam kilovatui, tai saulės parkai anksčiau buvo remiami ten iki 400 eurų. Tai kiek aš dabar tos subsidijos, tarkim, galiu gauti, jeigu, nes aš, tarkim, turiu, kaip pavyzdys, 53 kvadratų butą ir noriu tos saulės elektrinės. Tai ką man daryti ir kiek man tai kainuos ir ar aš gausiu tą subsidiją ar kažkokią tai paramą ir kaip ją susitvarkyti. Tai su paramom čia reiktų žiūrėti taip, kad iš esmės butas tai jau yra ne pats tas, sakykime, tikslinis saulės elektrinės vartotojas. Jis realiai turi galimybę arba jau darai rimtą projektą su kaimynais ir statai elektrinę ant stogo daugiabučio, arba tu domiesi parkais ir esi tą parką įsigyji. Tai iš esmės tai yra brangesnė alternatyva ir ne visi butai investuoja. Kad tai padarytai, realiai tai reikia sutartį pasirašyti su tuo saulės parku, sumokėti pinigus. Dėl subsidijų šiuo metu, pavyzdžiui, nėra paramos saulės parkams, ta parama baigėsi čia prieš mėnesį ir iš esmės reikia laukti kito kvietimo. Teoriškai parkas be subsidijos, atsiperkamumo prasme skaičiuojasi kaip lėtesnė investicija, ta prasme atsipirks jisai per 4-5 metus gal. Bet vis tiek tos paramos atsinaujins, turiu minti. Taip, turėtų būti daugiau kvietimų, tiesiog, kad, sakykime, šių metų kvietimas, sezono pradžios jau yra suvartotas ir turim laukti kito, apie kurį kol kas gandų labai daug nėra. Čia kaip apie subsidijas pirmam būstui. Kaip ir su visom subsidijom, žodžiu. Išnaudoji krepšelį ir lauki. Tai pagrindinis klientas iš esmės saulės elektrinių yra namo savininkas. Tas, kas turi savo stogą. Tada iš esmės tu daugiausiai laimi, nes saulės elektrinė, kai generuoja, namas pats yra pirmas vartotojas po elektrinės. Tai reiškia, kad kiek tu generuoji, tiek tu galėtum teoriškai suvartoti vietoj ir nieko netiduoti tinklus. Tai iš esmės, jeigu elektrinė generuoja 10 kW 12 val. Dienos, kai saulė šviečia, tai tu šildai namus, ten vandenį, kepi, plauni, vartoji 5 kW, tai tu atiduodi į tinklą tik tą likutį 5 kW. Tai ta elektra tampa neapmokestinama, kiek tu suvartoji vietoj. Tai čia yra labai stipri pridėtinė tokia nauda iš elektrinės turėjimo vietoje. Ok, o jeigu man tiesiog tos elektros tiek jau prigamina, kad aš tada į parką kažkur, ne, jinai kaip saugojasi, turiu minti. Čia jau yra dabar, sakykime, tinklų tokia tvarka, jog mes iš esmės dabar yra skatinamos ir pagrindė populiariai dideliais kiekiais įrenginėjamos į tinklą pajungiamas elektrinės. Tai yra paprasčiausia, ta prasme, elektrinė, jinai generuoja į tinklą, natūraliai vartotojas pasiema vietoj kiek gali, visa kita yra atiduodama į tinklus. Valstybė tokia kaip priemonė taiko pasaugojimo mokestį, kad mes galim tą elektrą kaupti tinkluose ir atgauti, kai mums jos reikia. Dabar, sakykime, tas mokestis yra 7 centai už kilovatvalandę. Tai tokiu būdu, kaip minimum, fiksuoji kainą. Tai tas yra jau labai naudinga ir tikrai per metus finansiškai atsiperkamumas yra labai geras tokių elektrinių. Tai tas pasaugojimo mokestis yra dabar, sakykime, tokia labai gera privilegija valstybės skiriama, tačiau greičiausiai ilgai ji gali ir neįsilaikyti. Ta tvarka gali keistis, arba turės kažkas investuoti į tinklų plėtrą, arba ta tvarka gali kažkiek keistis, mažindama naudą elektrinės savininkui
ir truputį mažindama nuostolį tinklams ir nepriklausomiems vartotojams. Tai va čia, kaip sakyti, visa tai dar mūsų laukia ateityje. Bet čia, pažiūrėjau, nėra tokio dalyko, kaip, nežinau, dabar tiesiog užėjo mintis, kad, tarkim, ten kai per daug tas elektros, tada ten pasaugoja tą elektrą, ne? Nėra taip, kad pirktų iš žmonių tą elektrą. Ne. Čia tiesiog verslas. Yra buvę laikai, kai saulės elektrinės dar tik įgaudinėjo populiarumą, tai tuo metu buvo paskelbtas kvietimas, kad remiam verslus, tapti gamintojais. Dabar bijau pameluoti kokią kainą, bet pasiūlė gan didelę supirkimo kainą už kiekvieną kilovatvalandę ir verslai kaip su subsidijomis įrengė tas didelės elektrinės ir gamino į tinklus elektrą, kurią jau realiai tinklai, nepriklausomi tiekėjai pardavinėjo. Geras. Įdomu. Tokių dalykų yra, ta prasme. Tai ta infrastruktūra, subsidijavimas ir kryptis saulės elektrinių ir visos tos fotovoltinių sistemų, ta prasme, vis keičia truputį tą kryptį. Matysim, kur tai nuves, bet, pavyzdžiui, šiuo metu tai yra vienas geriausių momentų turbūt istorijoje įsirengti saulės elektrinę, nes yra sąlyginai labai didelės subsidijos, stipriai atpigusios saulės elektrinės, labai geros sąlygos iš tinklų, tai tas pasaugojimo mokestis, taip pat yra kitas planas labai populiarus, kai tu 33% savo sugeneruotos elektros atiduodi tinklams, o 67% atgauni be mokesčio, reiškia, tu gali turėti nulinės sąskaitas. Ir iš esmės daug kas taip pasiskaičiuoja, kad tuos 33% galėtų tiesiog atiduoti ir iš tų 67% užsidengia visą savo vartojimą, visus metus nemoka už elektrą. Tai sakykime, kad tu ten truputį primoki ant didesnės elektrinės, bet nemoki už elektrą ir tas irgi labai paskatina atsiperkamumą. Tai ta prasme, paskaičiavus saulės elektrinės atsiperkamumą, kuriuo keliu be nueisi, dabar yra ypatingai geras metas. O sakyk, pavyzdžiui, paprastas žmogus, į tave kreipiasi, tarkim, aš turiu namą, nusipirkau ir svarstau apie saulės elektrinės įsirengimą. Kokia pagrindinė nauda man būtų ją įsirengti? Sakykime, ką tu pats konsultuodamas klientus, ką sakai? Tai įsirengiant saulės elektrinę dabar, tai pagrindinė nauda yra finansinė iš tikrųjų, nes, čia kaip ir no-brainer šiuo metu yra saulės elektrinių atsiperkamumas, nes tu iš esmės, sakykime, vidutinę kainą sumoki 3000 virš 3000 po paramos už tą elektrinę ir realiai, jeigu tu turi vartojimą, ta prasme, vis tiek skaičiuojam kiekvienam klientui jo suvartojimą, kiek jam tos elektros reikėtų, tai idealiam atveju, jeigu klientui reikia 10 kW elektrinės, jis vartoja ten, sakykime, nuo 7 iki 10 tūkstančių kWh į metus, tai ta elektrinė drąsiai atsiperka per 2 metus. O iš esmės įrangos garantijos yra po 10-25 metus. Tai reiškia, kad 2 metus tu trunki atpirkti savo investiciją, kuri yra sąlyginai maža, sakykime, ir dar 15-18 metų ta elektrinė gali tiesiog generuoti tokį kaip pelną, ta prasme, kad tu iš tos elektrinės uždirbi pinigus, tu nemoki už elektrą, tu realiai taupai aktyviai. Ir net jeigu keistusi reguliavimo tvarka ateityje, ta prasme, įvestų kokį kitokią apskaitos sistemą, tai tie klientai, kas šiuo metu pasistatys, nes iki 30 metų kaip ir yra pažadų, kad ta sistema nebus keičiama. Tai kas iki 30 metų pasistatys elektrinės, jiem greičiausiai tos elektrinės labai greitai atsipirks. Ir vėliau nors ir tvanas, ta prasme, jeigu stipriai pasikeis tvarka, tai tu vis tiek gausi naudą didesnę ar mažesnę, sakykime, dabar tu gauni maksimalią naudą. Tai normalu, kad kažkada laikai blogėja. Tai aišku, tai jeigu tie laikai pablogės, bet tu jau turi atsipirkusią elektrinę, tai irgi yra gera investicija, kuri tau neša naudą. Tai dar 5-6 metai turim laiko iki tol, kol kažkas pasikeis, o kad pasikeis, tai kaip ir visur turbūt. Faktas, turi keistis, vis tiek kažkas tai ir ne visada nebūtinai geresnė pusė. Faktas. Ne mūsų naudai. Bet visą laiką turbūt žmonėm yra įdomu, o kiek man kainuos. Bet va čia irgi momentas yra, kad, pavyzdžiui, aš pati, kiek man tenka, tai, sakykime, susidurti su namų pardavimais, tarkim, kur žmonės jau tikrai jau gyvena, kokie ten 2-3 metai, 4 ir dar daugiau, ir yra tikrai susidėję ten saulės elektrinės. Man ne vienas jau sakė, kad nulinės sąskaitos ir ten žiauriai patenkinti. Tai aš, aišku, aš pati asmeniškai nesusidūrus, bet žmonės tikrai... Aš daugumą, bet kiek girdėjau, tai irgi visiems viskas gerai, nes ir draugai, jie turi
3 butus, man atrodo, tai jie per tos 3 butus varo, tai tikrai labai, labai yra atsipirkę. Ai, bet net ir per butus, ar ne? Ant Jo. nutolusią. Jo. Ignas pasakoja. Bet ir uošviai irgi turi ant namo, bet irgi ten skirsto per keletą objektų. Tai tiek, kiek mano susidūrimo ir mano šitą patirtis leidžia. Bet ir populiaru dabar. O kaip tu galvoji, vat, nu, kas lėmė iš tikrųjų tą populiarumą, ar ne? Nu, vat, kad dabar tai viskas masiškai iš tikrųjų čia visiems reikia būtinai. Jeigu namą turiu, tai būtinai, kaipgi saulės elektrinė, be jos. Tai paprasčiausiai populiarumą lėmė turbūt pats svarbiausias faktorius, tai yra, kad per pastaruosius 10 metų praktiškai 10 kartų tos saulės elektrinės, saulės moduliai ir jų technologija atpigo. Tai tas jau leido šitai žaliosios energijos generacijai tapti įperkama. Tai vat savikainos kritimas labai stipriai paskatino, tada valstybės matydamas potencialą pradėjo stipriai remti, sukūrė va tas, sakykime, sistemas, kaip tą elektrą jie gali pasaugoti. Nu, tai gaunas, kad tai yra kaip subsidijavimo priemonė tos tvarkos ir planai. Tai vat jie realiai sukūrė pilną infrastruktūrą mum skatinti, kad tai mum apsimokėtų labai. Nu ir žmonės tai daro, nes realiai šiais laikais išgyvenom įvairių čia negandų ir covidų, ir karai pašoniai, viso politinės eskalacijos situacijos. Ir visą tai kaip ir sukėlė daug neramumo, tas irgi šiek tiek paskatino saulės elektrinių tą įsirengimą. Netgi pajauti, ar ne, vat pats? Tikrai taip, ta prasme, ypač kai kainos elektros buvo sukilusios 1 kWh iki 4 eurų, tai ten turbūt buvo pats tas momentas, kur visi sakė, kodėl dar šiandien neatvažiavai? Bet tai kodėl, jeigu, pavyzdžiui, yra tokia paklausa, ne, kodėl tada jos atpigo taip? Nu. Tai atpigimą ir toliau lemia savikainos kritimas. Vienu momentu buvo susikloščius tokia situacija, kad, sakykime, prieš kokį 22 metų sezoną trūko įrangos. Tai labai didelis buvo augimas poreikio. Bet tiekimo mes neturėjom ir tada trūko įrangos ir, kaip sakyt, visi susigaudydavo tai, ką reikia, tas elektrinės įrengdom, bet tai buvo, ta prasme, reikalas, kurį turėjom spręsti. O tada po kiek laiko žmonės suprato, kad dabar mes užsipirksim į sandėlius ir išspręsim šitą situaciją. Bet užsipirko į sandėlius labai didelius kiekius per Europą ir tuo metu pasirodė, kad jau yra per daug. Dėl to gaunas, kad kai daug turi, nori greit vėl parduoti. Tai konkurencija sužaidė, kad tos kainos truputį pakrito. Na ir toliau krito savikaina, tai taip gavas, kad konkurencija pamušė kainą, savikaina pakrito ir išlikom tam pačiam pakritusiam lygiai. Tai sakykime, savikaina pagrindė ir įtakoja tai, kad atpigo saulės elektrinės, konkurencija tik padeda jom pikti. Tai Ignai, dar grįžtant prie tų subsidijų, ne? Labai įdomu mums apie subsidijas. Ir aš manau, kad daugumai tikrai aktualus vis tiek klausimas. Visi mėgsta nemokamus pinigus. Taip, tikrai. Jo, tai kaip viskas šitoje vietoje vyksta ir kada tie pinigai būna skiriami tiem žmonėm? Ar jie kažkiek turi patys sumokėti, ar posumokėti, kada visgi galim tada tikėtis tos paramos, nes kaip jau dabar ir minėjai, kad kaip dabar tų pinigų kaip ir išsisėmė turbūt visas tas aruodas, tai kada link kur mes galim judėti su šitų momentu, kada mes vėl galim tikėtis to? Tai paramos, tai jos tikrai nesibaigia, jos tik gali keistis ateityje. Dabar artimiausias kvietimas tai bus fiziniams asmenims įsirengti saulės elektrinės. Kas svarbu žinoti, tai kad ankstesniais kvietimais buvo skiriama 323 eurų suma 1 kW, tai reiškia, kad 10 kW elektriniai gaudai 3230 eurus tą subsidiją. O naujausiu kvietimu ta suma sumažės, atsižvelgiant į tai, kad savikaina pakrito ir bus tik 2550, kas yra procentaliai vis tiek labai didelė dalis elektrinės vertės ir kainos. Tai va, tai čia bus artimiausias toks kvietimas. Yra kalbama, jog artimiausiu metu žada pradėti po truputį skatinti kaupiklių įrengimą. Kaupikliai yra reikalingi, kad galėtum kaupti elektros energiją pas save ir naudoti ją. Tai jeigu mes neturėtume pasaugojimo mokesčio, tai mes būtume pilnai nukreipti į akumuliatorinę sistemą. O kol turim pasaugojimo mokestį, tai yra tik tais kol kas ateities perspektyva. Tai va, tai paramos bus aktyviai ir toliau skelbiamas, tik turbūt, kad sumažės parama saulės elektrinių modulių įsirengimui, nes turbūt įrengsim pakankamai daug saulės elektrinių, kad moduliais jau stogai būtų nukloti.
ir pradės skatinti jau tada tas vidaus sistemas. Tai yra įtampos keitiklius, kurie gali dirbti be tinklo, kurie gali dirbti su akumuliatoriais. Tad ateities perspektyvos turbūt yra nukreiptos į tai. O klausyk, man dar toks irgi klausimas. Kas kiek laiko maždaug atnaujinama yra ta parama turbūt, ta subsidija, kas kiek laiko ją galima pildyti? Tai paramą skiria kol kas Lietuvoje APVA. Tai ir ta APVA dažniausiai skiria tas subsidijas porą kartų į metus. Šiaip statistiškai skirdo 2 kartų į metus po didelį kvietimą, po 20-40 milijonų eurų į kvietimą. Tai čia kurį sezoną? Tai vat praeitus 2 metus tai buvo, kad buvo 2 kvietimai po 20-40 milijonų, tai yra pakankamai nemažai, kad galėtum paskatinti tokią rinką. Šiais metais jie truputį padarė porą tokių skubesnių kvietimų ir pradžioje sezono, dar sniegui nenudirpus, paskelbė 12 milijonų paramą, po to ją papildė 8 milijonais ir visi žmonės iš tikrųjų labai jos norėjo, nes visi žinojo gandą, kad ta subsidija mažės, bet dėja ne visiems pavyko pasiteikti, nes sistema lūžo, tai gaunasi, kas pirmesnis, tas gudresnis ir kas geriau kompiuteriu moka refreshint puslapį, tas irgi gudresnis tapo. Daugiau uždirbo tą kartą. Jo. Tai gerai, tai aš kaip suprantu, tada sezonas pats svarbiausias ir geriausias elektriniai įsirengti yra pradėti pavasarį. Iš esmės visada reikia sekti subsidijų naujienas, tai yra ką APVA žada su naujais kvietimais ir truputį planuotis atitinkamai, bet svarbiausias, aišku, momentas būtų neįsirengti anksčiau negu leidžia kvietimas, kad, pavyzdžiui, įsirengiai ir nesubsidijuos, tai pakankamai prasta situacija, nors dabar APVA jau leidžia įsirengti nuo praeitos vasaros. Kas įsirengia nuo praeitos vasaros, gali gauti paramą net ir dabartinių kvietimų, kuris bus. Tai iš esmės reikia truputį sekti jų politiką, o pats geriausias laikas įsirengti saulės elektrinę, tai faktas yra ankstyvas pavasaris, kai tik saulutė pradeda lyst, tada tas, sakykime, ta naujai įrengta elektrinė iškart pradeda generuoti kažkokią naudą. Nes žmonės, jeigu įsirengia vėlai rudenį, žiemą, tai jie kaip ir, aišku, pasiražė rogės vasarą, ar šiuo atveju saulės elektrinę žiemą, tai viskas labai gerai. Tik tiek, kad jie tą mėnesiuką kitą jau įmokėję pinigus, taip, žiūri į programėlę ir nelabai turi rezultato. Bet iš esmės tai visus metus saulės elektrinę įsirengti yra teisingas sprendimas, geriausias laikas yra ankstyvas pavasaris. Supratau. Tai aš grįžtu vėl dabar prie paramų, dėl to, kad išgirdau tavo pasakymą, bet noriu patikslinimo. Tai jeigu aš sugalvojau, įsirengiau tą saulės elektrinę, pati už savo pinigus, ir aš tik tai po to, paskui, kai pareina tos paramos, tarkim, jau išgirdau, kad vėl yra pinigų subsidijom, tom paramom, aš galiu, jau nesvarbu, kad aš įsirengiau, tiesiog atgalinė data kažkaip pretenduoti. Tai dabar nuo praeitų metų rugpjūčio yra leidžiama visiems, kas įsirengė po rugpjūčio, yra galima pretenduoti toliau į paramą. Ir ta parama iš esmės yra kompensacinė tvarka. Tai reiškia, kad tu pirmą pasistatai, tą elektrinę realiai pilnai įsirengi, apsimoki ir tada jau tieki dokumentus kompensacijai gauti. Iš esmės su kompensacijom didelių rizikų nėra. Kompensacijas gauna beveik visi norintys. Yra pora, sakykime, kritinių taškų. Tai patys svarbiausia būtų, kad fizinių asmenų elektrinių įrengimui kvietimuose yra tokie ribojimai, jog tu turi kad vartojantis objektas turi būti gyvenamosios paskirties ir negali būti daugiau vieno juridinio asmens arba juridinis asmuo negali vykdyti aktyviai veiklos tame objekte. Tai čia yra, sakykime, tokie kardinalūs taškai, kur tikrai šitų dalykų neturėtų būti, nes jeigu bus įmonių arba norėsi ten ant visiškai tvarto įsirengtą elektrinę, kuris neturi registracijos, tai dėja tada be diskusijų ta parama nebus skirta. Bet atitikus šitus 2 kriterijus, tai toliau galima, kaip sakyti, diskutuoti ir tą paramą visi gauna. Tai man dabar kilo dar kitas klausimas. Bet čia visiškai dabar ne iš čia tų, ką žiūrėjom, bet jeigu, tarkim, aš nusiperku, nežinau, kokius, kaip pavyzdį, 10 loftų, ne? Jie visi yra gamybinės paskirties. Ar aš galiu tada, tarkim, čia jau grįžtam tada prie tų parkų, ne? Bet ar aš galiu iš tenais tada pirkti elektrą ant savo vardo, bet tai nėra gyvenamoji paskirtis? Čia reiktų tikrinti, aišku, kvietimo taisyklės, nes mes mažiau dirbam su parkais, tai nenoriu primeluoti, bet iš esmės gamybiniam tokiom patalpom tu drąsiai gali pirkti parką
Klausimas tik dėl subsidijos, ar tikrai jinai bus skirta, nes iš esmės gyvenamosios paskirties reikalavimas yra ir tai kad ir, tarkim, ne parkai, kad ir, tarkim, tu susitari tam su, nežinau, ten kiek tų loftų, gali būti kaip pavyzdys kokie 30, ne, ten perdaro, rekonstruoja pastatą ir su kaimynais ten susimeti, kad ir ant stogo tą elektrinę pasistatai, bet tai yra negyvenamosios paskirties. Tai tu, ta prasme, tavęs neriboja gyvenamoji, negyvenamoji. Jeigu tu nenori subsidijos, ta prasme, arba atitinki kokią kitą subsidiją, tai tu tą elektrą, ta prasme, saulės elektrinę gali statyti, kam tik nori. Bet subsidijos taisyklės tokios, kad jie daugiausiai remia gyvenamąją paskirtį, tai yra, kad nebūtų kažkokie objektai iš esmės nevartojantys elektros, bet gaminantys tą elektrą į tinklus ir po to tikisi, kad už tą elektrą bus kompensacija duota. Tai to vengia ta bendra sistema saulės elektrinių, nes iš esmės yra taikoma į tai, kad žmogus, kai įsirengia elektrinę, jis tą elektrą ir suvartotų. Kad nebūtų gamintojų pasislėpusių po vartojančių gamintojų vardu. Taip. Klausyk, man tai dabar įdomu. Žinau, kad dirbi iš tikrųjų su komanda, ar ne? Nu, vis tiek žmonių reikia tokioj srity, vienas tikrai nieko nepadarysi. Tu papasakok paprastai žodžiais, dabar aš užsisakiau jau ten elektrinės, ar ne, laukiu, koks apskritai yra įsirengimo procesas. Kaip jūs dirbat, kas ten vyksta, kaip ten viskas atrodo, paprastai žodžiais? Nu tai įsirengimo procesas gan paprastas. Tai pirma, aišku, svarbu yra kontaktas tarp rangovo ir kliento. Tada mes pasikalbam apie bendrinę, ta prasme, apie bendrus poreikius, elektrinės poreikius, apie vartojimą objekto. Iš esmės susiplanuojam vizitą, apsilankom pas klientą, pasižiūrim, kokios yra sąlygos įrengti saulės elektrinę, koks stogas, kaip galima gražiau padaryti, nes faktas, kad saulės elektrinė dažniausiai yra montuojama jau ant įrengto namo, tai reiškia, kad tu visokių pravedamų laidų negali paslėpti, tai tu nori kuo gražiau tai padaryti, kad ir tam reikalingi yra tie vizitai, kad tu gyvai galėtum įvertinti tas galimybės. Nes dažnu atveju, jeigu nuotoliniu, tai šitie dalykai lieka antram plane, po to per gražaus prabangaus namo fasadą, juodas kabelis eina per vidurį. Tai čia tokie eksponatai yra labai vengtina. Tai iš esmės saulės elektrinės įrengimas prasideda nuo pabendravimo, apžiūros, tada mes pradedam tvarkytis popierius, kai kurie klientai susitvarko, užsisako prijungimo sąlygas saulės elektriniai patys, kam kyla klausimų, mes padedam, kartu užsisakom prijungimo sąlygas. Gavę prijungimo sąlygas, tai jau turim tą, sakykime, ženklą iš tinklų, kad galėsime prijungti tą saulės elektrinę ir sakom, kad jau projektą galima po truputį gveldenti link įgyvendinimo. Jeigu klientas negauna prijungimo sąlygų, tai griežtai saulės elektrinės nereiktų statyti arba ta elektrinė neturėtų nieko atiduoti į tinklus. O kiek užtrunka laiko maždaug nuo to, tarkim, su jumis susitikimo ir to žalios šviesos gavimo? Tas žalios šviesos gavimas, tai iš esmės sąlygų užsakymas trunka apie savaitę. Tai dažniausiai žmonės gauna atsakymą per savaitę. Jeigu yra kažkokių, sakykime, taškų diskutuotinų ir eso nori pagalvoti ilgiau, kartais parašo, kad iki 30 dienų tai gali trukti. Bet dažnai sprendžia pakankamai operatyviai. Jo. O pavyzdžiui, kas gali įtakoti, kad jie atsakytų, kad ne? Iš esmės jie yra pasiskaičiavę savo tinklo pralaidumus tam tikrose vietose. Jie įsivertina kabelius, kurie yra nutiesti po žemę, jie įsivertina kiekvieną transformatorinę ir pagal tai jie sprendžia, ar dar jie gali prijungti vieną gaminantį vartotoją. Ir jie dabar yra apriboję, kad negali gauti daugiau 10 kW sąlygų. Tai iš esmės taip siekdami, kad tie gaminantis vartotojai suvartotų elektrą, kurią pagamina. Anksčiau, kai nebuvo to ribojimo, tai žmonės po 25 kW pasistato ir neturi kur tos elektros po to dėti. O man toks keistesnis, visiškai žiauriai keistas klausimas dėl stogo. Ar yra skirtumas? Turiu minti, nes vis tiek, kur yra sutabdintas tas stogas, jisai gulščias, ne? Ir aš galvoju tiesiog apie pačią žiemą. Žiemą, taigi sniegas nuo šito tai nueina. O kaip su tais yra, kur guli? Tai čia matot, iš esmės sniegas nėra problema nei tam stogui. Sniego mes turim kartais ir tikrai labai daug, bet saulės elektrinių konstrukcijos ir tie techniniai sprendimai yra pakankamai patvarūs, saulės moduliai yra pakankamai atsparūs ir tvirti. Sniegas nėra tas daiktas, kuris sulaužo tą elektrinę, sudaužo. Bet tikrai yra atveju, kai sniegas pakenkia, ten, sakykime, kad saulės elektrinės ant žeminės būna per žemai, jie, ta prasme,
užsninga į pusnį, po to tai pavirsta ledu, tai tokių būna kartais. Tai čia jau montavimas tada labai svarbus yra. Tai ir įranga turbūt, ar ne? Nu, vėlgi. Tai faktas, kad viskas veikia. Viena tai yra techninis sprendimas, galbūt tai yra jau iš karto suprojektuota nesėkmiai. Kita yra, galbūt tai yra montuotojų klaida, gal padarė klaidą, nepamatė, nepagalvojo ir tai pavirto problema. O kita yra gal pigi įranga, ta pigi įranga irgi skirtingas atsparumas. Pavyzdžiui, kad dabar praeitais metais buvo ta kruša Panevėžio pusėje. Ir nuo to karto visi pradėjo klausinėti klausimo, o kas jeigu kruša? Ir nuo to laiko mes pradėjome analizuoti tą modulių stiklo storį, žinai. Bet man atrodo, kad aš netgi Facebook'e ar kažkur tai mačiau, kad buvo pramušta ten tais ledukais, ar ne, gal netgi taip. Viskas ten. Ten gniūžtėms snigo, tai ten stogai buvo suvarpyti, mašinos, stiklai sudaužyti. Bet tai klausyk, bet tai čia vis tiek nuo įrangos irgi, priklauso, ar ne? Nežinau, ar čia kaip. Čia, žinai, truputį force majoras yra tokia kruša, mes jos neužsakėm, mes jos negalim ir atšaukti. Bet teoriškai nuo force majoro niekas neapsaugotas, bet, sakykime, nuo vidutinės krušos, ten, kai mažais ledo gabaliukais sninga lyja, tai modelis yra atsparus, jis to nebijo, ta prasme, ten kažkokių įmušimų neatsiranda, ten tas stiklas tikrai yra, kaip sakyti, aukštos kokybės ir nereikėtų bijoti tos krušos, force majorų visat bus, žinot. O tai realiai tada, nu tai vat jau į stiklą supratom, reikia atkreipti dėmesį, į ką dar reikia atkreipti dėmesį, renkantis būtent tas saulės elektrinės modulius, tos pačius visus ten, nežinau. Nu tai saulės elektrinės iš esmės, kaip sakiau, susideda iš dviejų pagrindinių komponentų. Pirmas yra saulės moduliai, antras įtampos keitikliai. Tai kaip ir bet ką perkant, visat reiktų atkreipti dėmesį, kad nereikia pirkti labai nežinomų gamintojų, nereikia pirkti pigiausias įrangos, nes skupas moka 2 kartus, tą jau visi išmokom. Tai iš esmės, bent jau mūsų požiūris į įrangą yra toks, kad tie saulės moduliais geriausiai yra montuoti ir rinktis tuos populiariausius, didžiausius gamintojus, kurie, ta prasme, gali užtikrinti savo garantiją, gali užtikrinti kokybę, jie gali užtikrinti technologinę pažangą ir jie ją toliau vysto. Ir tokiu tiekėju tu gali pasitikėti ir klientui iš to kokia nauda. Tai viena, tai tu turi, sakykime, kokybišką produktą, dažniausiai už gerą kainą, iš gero didelio tiekėjo, o toliau tas didelis tiekėjas tau sugroja taip, kad jeigu tau reiktų papildomų modulių, nes labai dažna situacija, kad dabar aš montuoju 10 kW, bet aš galiu užsimanyti papildomų 3 vėliau, nes dabar aš pagal paramą pasidarau 10, vėliau man prireiks. Tai jeigu tu susimontuoji ką nors, ko yra mažai Lietuvoje, kažkoks ekskliuzyvas, tai tu turi problemą, tau gali nesusidėlioti techninis sprendimas, gali neprasiplėsti elektrinė. Taip. Tai vat, dirbdamas su populiariais brandais, tu iš esmės pasilieki savo galimybę ateityje nesunkiai pasikeist, nesunkiai prasiplėst, turėti tą servisą. Su dažnu, kaip yra dažnų situacijų, kur tu gali tiesiog save įsprausti į akligatvį, pasirinkdamas neteisingą įrangą ir viskas. O ties įtampos keitikliais, tai iš esmės, sakykime, kad jie kaip saulės moduliai neturi tokių specifikacijų, palei kurias tu labai galėtum juos išseparuoti, jie praktiškai separuojas palei kainą ir brandus, tai jau čia yra atgarsių dalykas. Tai labai nenoriu kažkokių brandų išskirti kaip blogų ar gerų, bet iš esmės vidutinės kainos lygio inverteriai, tokie kaip Foxes, Sungrow, Huawei truputį link brangesnių, Fronius pats brangiausias. Tai va, šie brandai iš esmės yra tokie, sakykime, populiaresni, geresni. Laiko patikrinti, turinti supportą, jeigu ne Lietuvoje, tai arti Lenkijoje. Fronius tai iš vis yra super prabangi prekė, kuri turi Austrijoje pilną supportą. Tai va, tai iš esmės su įranga reiktų per daug nenusipiginti, visat pasverti, ta prasme, visat padiskutuoti. Bet čia kaip ir su viskuom turbūt, kad geriau investuoti šiek tiek daugiau negu... Tai kaip Ignas ir sako, skupas moka 2 kartus. Dažniausiai taip ir būna, iš tikrųjų, kažkur pataupai ir žiūrėk, kliurka, po kliurkos. Bet tai klausyk, Ignai, dar irgi klausimas iš tos temos apie įrangą, ten apie įsirengimą. Tai ir kiekviena įmonė, ar ne, dirba su skirtingom įrangom, aš kaip suprantu. Ar Lietuvoje visi dirba su ta pačia įranga, ne? Ne, čia toks biškis skonio dalykas, dėl ko aš ir stengiausi tų vardų daug neminėti. Bet iš esmės faktas, kad populiariausia įranga
ją galima rasti pas daugelį rangovų. Čia nėra tame paslapties. Ir čia viskas priklauso nuo verslo modelio. Kai kurie rebrandina įrangą, pardavinėja ją rebrandintą, kai kurie naudoja populiariausius brandus, kiti, sakykime, siūlo pigų sprendimą su nežinomais vardais. Ir čia viskas nuo verslo modelio priklauso. Ir sakykime, kad tikrai persikloja tarp įmonių siūlomų įrangų tas sąrašas. Tai Ignai, grįžtam tada prie to įrengimo, ar ne? Nes aš tave nutraukiau šiek tiek apie tuos man įdomius klausimus, tai dėl to įrengimo pačių, kaip ten tas procesas. Gerai, pratęsiam. Tai iš esmės susitikus su klientu, užsisakęs sąlygas, tai yra ta elektrinė sumodeliuojama, programos pagalba įvertinama tas saulės elektrinės generacijos galimybės, kiek prognozuojama yra metinė generacija, tas aptariama su klientu, aišku, pasiūloma kaina, įranga, aptariami poreikiai, įvertinami ir jau kaip sutariama galutinai. Na ir tada iš esmės dažniausiai terminai yra porą savaičių įrengimo. Tai atvažiuoja komanda, įrengia tą saulės elektrinę, viskas aišku vyksta su papildoma priežiūra, visais klausimais mes tarpusavį bendraujam, ta prasme, aktyviai sprendžiam visus techninius klausimus, kaip geriau, kaip gražiau padaryti klientui, ta prasme, objekte, kaip gražiau įrengti elektrinę, kaip išdėstyti, kaip tos laidus galima pravesti, ta prasme, siekiam to maksimalaus rezultato. Na ir kai elektrinė jau yra įrengta, tai iš esmės stengiasi dažnai pats pas klientą atvažiuoti, paplepėti, papasakot plačiau, bet tai vat, yra paleidžiama, patestuojama ta elektrinė, priduodama ESO, kad jau mums būtų leidžiama generuoti į tinklus. Ir kai mes prisiduodam, tai tikrai paleidžiam ilgalaikiškai elektrinę, susitvarkom popierius, tai yra išrašomi visi dokumentai, pirkimo, pardavimo, atsiskaitoma su rangovu ir va tada mes jau pateikiam dokumentus, kuriuos reikia sukelti į apvą, kad galėtum gauti tą kompensaciją. Ir kaip sakiau, kai jau kompensaciją klientas gauna, tada jau mano darbas yra baigtas. Taip. Tada aš jau iš darbų sąrašo tą klientą ištrinu ir lieka jau ilgalaikis ryšys. Iš esmės pasirinkti rangovą yra pakankamai svarbus dalykas, nes rangovas įrengęs tavo elektrinę, jis tas elektrinę realiai pasilieka savo paskyroje kaip instaliuotojas. Tai jeigu ateityje kyla klausimai, norėtųsi, kad rangovas būtų sukalbamas. Kitu atveju vėlgi gali save įsprausti į akligatvį, kur kaip ir nebeturėsi kelio nei pasitobulinti, nei problemos įspręsti. Vat, tas pasirinkimas ir pasitikėjimo kūrimas tarp kliento ir pardavėjo yra labai svarbus. O klausyk, dar toksai klausimas. Kokios klaidos apskritai įsirenginėjant? Manoma, tų klaidų turbūt prisidaryti, ar ne? Įsirenginėjant saulės elektrinės, turbūt natūralu kaip ir visur, bet kokias tu pagrindinės išskirtum klaidas, su kuo pats susiduri? Tai tų klaidų galima pridaryti įvairių. Pirma, kaip ir minėjau, yra neteisingas įrangos pasirinkimas. Viena, tai vis tiek rangovas dažniausiai atlieka šios darbus, bet jis duoda rinktis ir klientui. Tai tiek rangovas, tiek klientas gali suklysti šitoje vietoje, kad kartais, sakykime, kad įranga nelabai susižaidžia tarpusavį, galima ir į tokią situaciją papult, galima pasirinkti per pigią įrangą, turėti problemų su tuo. Tada antra stipri klaida yra rangovų klaidos įrengiant. Tai yra labai stipriai susijęs su nesandarumais stogų, kas gali pavirsti didžiulę problemą. O tikrina kas nors, tai nutriminti? Tikrintai tu nepritikrinsi, bet jeigu pradeda kur nors viduje skvertis vanduo, tai jau klientas labai nepatenkintas. Tai kaip pagrindinis darbas ir yra išvengti nesandarių stogų. Tai sakykime, dažna klaida yra per pigi pasirinkta konstrukcija arba netinkamas konstrukcijos sprendimas. Tada iš esmės pribadai skylių ant stogo ir turi tų nesandarumų. Pavyzdžiui, buvo gan populiaru vienu metu montuoti ant visų įmanomų stogų vadinamais mini-railais. Tokie yra, kaip sakykime, plokštelės tokios su pakilimu. Taip. Tai jos sukasi savisriegiais tiesiog į bet kokią stogo dangą ir viskas. Žodžiu, bet kur gali primontuoti? Tai ant visų stogų pradėjo Hebra montuoti. Realybė yra tokia, kad ten vėjas šiais metais gal dar nenuneš, bet daug metų vėjas judindamas tą elektrinę, jis išsuks visus tos savisriegius vienu ypu. Išsuks ir nuskris kaip aitvaras jinai. Bet tai va čia buvo šiaip vienas klausimas irgi iš klientų, iš žiūrinčių žmonių. Ar galima naudoti mini-railą ant čerpių imitacijos skardos? Aš nežinau, čia toks. Tai va čia būtent yra kaip ir tas klausimas.
kartais ant tos čerpių imitacijos skardos tu negali nenaudoti to mini-railo, sakykime, jeigu nori padaryti, tai nėra blogas sprendimas visiškai. Bet kaip ir tai nėra patartina. Čerpių imitacija turi savo konstrukciją, tai yra sukamos 18 cm tokios meigės, jos sukasi į medieną ir tikrai laiko tvirtai ir jau tos konstrukcijos, tai tu ten nenuimsi taip lengvai. O tie mini-railai, jie nėra tas, sakykime, tikras sertifikuotas sprendimas, kurio reiktų imtis. Na, bet ten kartais žmonės tokį sprendimą priima ir tiek. Tai, ta prasme, teoriškai reiktų turbūt sakyti, kad negalima naudoti. Bet yra tokių, kas naudoja. Bet čia ne pigesnis koks variantas irgi? Čia yra ir pigesnis, ir paprastesnis, nes ten ta konstrukcija, kur minėjau, kad ant to čerpių imitacijos stogo, tai jinai reikalauja lyginimo. Ten susideda iš daug komponentų, sukasi tie varžtai, ant varžtų dedasi profiliai. Tada tie profiliai išlyginami, kad ta elektrinė būtų graži kaip stiklas. O su tais mini-railais vadinamais, tai tiesiog realiai ateini, čiuk su varžtelius, kiaurai stogą prisuki, bet tu realiai turi 4 kart daugiau skylių stogę. Tai jau yra daug potencialo. Aišku, tie stogai, kai, sakykime, aukščiausiai vietoj stogo, ant bangos yra sukamas varžtas, ten sandarumo klausimas truputį mažiau opus. Bet tada išlieka tas klausimas ilgalaikių vibracijų, ar tikrai ta konstrukcija laikys ten 10-15 metų. Taip, ilgalaikiai perspektyvoje vis tiek, tai yra svarbu, bet, vėlgi, kaip grįžtam prie klaidų. Tai prie klaidų grįžtant, tai reikia labai įvertinti tą ilgaamžiškumą. Tai tos klaidos pasirenkant įrangą, rangovus, konstrukcijas gali tikrai daug kainuoti ir pilnai, sakykime, sugadinti experience'ą, tos saulės elektrinės turėjimo. Todėl kartais verta tą papildomą eurą investuoti į ramybę, nes tu perki, kaip sakyti, ilgalaikį produktą, tikiesi, kad tai bus ilgalaikė investicija ir jeigu labai nusipigini, tai tau gali pavirsti 3 metų pramogą, kai tikėjai, kad bus 20 metų pramoga. Ir tas tiekėjas, kuris ten pardavė tos 2 konteinerius į Lietuvą, gali būti senai dingęs tai savo ekskliuzyviniais modeliais. Ir kas kaltas, kas blogas. Ir kaltas. Pats. Klausimas, kas kaltas. Pats, bet šiaip yra garantijos kažkokį laiką. Faktas. Tai dažniausiai įtampos keitikliai turi 10 metų garantiją, saulės modeliai, sakykime, nuo 12 iki 25, sakykime, kad 12 metų garantiją turi 2-3 metų senumo modeliai, 15 metų garantiją turi tokie, sakykime, praeitų metų pabaigos šių metų laidos modeliai, o 25 turi jau su pratęstom garantijom. Įtampos keitikliai turbūt minėjau 10 metų ir konstrukcijos 10 metų, o mes kaip rangovai mes palei įstatymą privalom teikti 5 metų garantiją darbams. Tai jeigu, žodžiu, kažkas negerai, ar ne, atvažiuoja, ten sutvarkot kažkaip tai, ar kažką prižiūrit, nežinau. Mes vieną tai monitorinam. Monitorinam elektrinės veikia jos ar neveikia, jeigu atsijungia nuo ryšio informuojam klientus, jeigu reikia pakeisti politiniai sprendimai, pavyzdžiui, ESO kažkokių reikalavimų reikalauja, tai tuos reikalus sutvarkom. Ir iš esmės, jeigu yra servisas ar problemos, tai mes jas aktyviai sprendžiam, nes kiekvieną klientą reikia mylėti. Labai geras. Ir jo reikia visais klientais reikia pasirūpinti, klausimai kartais nuveda prie įdomių išvadų, prie įdomių dalykų, įdomių sužinojimų, prie naujų klientų, tai net į servisą nereiktų žiūrėti pro pirštus. Taip. Tai labai teisingas požiūris, labai smagu, kad yra tokių įmonių, ar ne, kurios prižiūri ir myli savo klientą. Tai iš tikrųjų daug informacijos sužinojom. Daug informacijos dar kiek daug nepalėtėm, bet normalu, kad turbūt mes į visą laiką nesutilpsim, kad ir kaip bebūtų, bet žinosim, kur nukreipt žmonės, jeigu reikės. Malonu. Kontaktai bus bet kokiu atveju palikti po apačią, kad jeigu reikės susisieks ir tada jau tas saulės elektrinės galėsit aptart asmeniškai. Tai ačiū, Ignai, kad pasidalinai pagrindinę informaciją. Manau, kad tikrai buvo naudinga, ar mums pačiom buvo naudinga, nes daugiau sužinojom. Aš tai labai dėkinga, kad atvykai. Pradėjom podcastą įrašinėti su 0 žinių, atrodo, nelabai ką ir žinojom, ten gal kažkiek tai teko susidurti girdėti. O dabar tikrai jau yra apie paramas. Jau dabar galėsim pasvarstyti ir apie savo asmeninę saulės elektrinę. Ačiū už klausimėlius, malonu atsakyti. Gerai, ačiū tau. Malonu dalyvauti. Ačiū tau. Super, ačiū jums. Iki kito. Iki.